Evangeliją pagal Morkų žmogaus sūnaus atėjimas. Tomis dienomis po ano suspaudimo saulė užtems, mėnulis nebeduos šviesos. Žvaigždės kris nuo dangaus ir dangaus galybės bus sukristos. Tada žmonės pamatys žmogaus sūnų ateinantį debesyse su didžia galia ir šlove. Jis pasiųs angelus ir tie surinks jų išrinktuosius iš visų 4 šalių, nuo žemės pakraščių iki dangaus tolybių. Pasimokykite iš palyginimo su figos medžiu. Kai jo šaka suminkštėja ir sprogsta lapai, jūs žinote, juk artinasi vasara. Taip pat išvydę tai dedantis, supraskite, juk jis jau arti prie slenksčių. Iš tiesų sakau jums, nepraeis nei šį kartą, kol visa tai įvyks. Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis. Tačiau tos dienos ar tos valandos niekas nežino, nei dangaus angelai, nei sūnus, tik tėvas. Šios dienos Evangelijoje Jėzus kalba apie savo antrąjį atėjimą. Mes žinome, kad pirmą kartą jis atėjo, gimė kaip mažas kūdikėlis Betliejaus tvartelyje. Ir šį kartą jis kalba, kad jis pasirodys debesyse su didžia garbe ir galybe. Ir mums klausimas, kada tai įvyks. Kiekvienų mišių metu mes kartojame, mes skelbiame Viešpatie tavo mirtį, išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Arba Kristus mirė, Kristus kėlės, Kristus vėl ateis. Kada jis ateis? Niekas to nežino. Ir jis pats pasakė, to nežino nei angelai, nei sūnus, tik vienas tėvas. Mes to nežinome. Bet ką mes iš šito Evangelijos skaitinio galime savo prisitaikyti? Ką mums kalba tie žodžiai? Jėzus sako, būkite pasirengę ir budėkite. Ir kaip mums budėti? Mes žinome, kada jis sugrįš. Ir apie tą sugrįžimą yra buvę labai daug pranašysčių. Pranašavo vieni, kad jis sugrįš tada, duodavo datą, bet ne viena pranašystė nėra išsipildžiusi. Ir kad niekas nežino, tik tais turime budėti ir laukti to jo susitikimo su juo. Ir jeigu žinotume, kada mes su juo susitiksime, kada mūsų dienos šioje žemėje baigsis ir mes pamatysime jį veidas į veidą, ką mes darytume, kaip mes elgtumėmės. Švento Pranciškaus vienas brolis paklausė, ką darytum, jeigu žinotum, kad Kristus tuoj ateis. Tuo metu Šventas Pranciškus dirbo sode ir jis pasakė, aš ir toliau čia darbuočiausi. Vienas psichiatras savo pacientams patardavo naudoti savo vaizduotę. Sako, dalyvauk savo laidotuvėse. Ir tada prisiminsi visą savo praeitį ir pagalvosi, ką tu darai ne taip, kaip galėtum pakeisti savo gyvenimo būdą, savo elgesį ir tada pamatysi. Bet sako, nelauk savo laidotuvių, pradėk nuo šiandieną. Yra viena pasaka, čia tik pasaka, bet ji mums daug ką pasako. Velnių vyresnysis, gal turbūt Liuciferis, pakvietė 3 velniukus ir juos siuntė į žemę. Paklausė pirmojo, ką tu sakysi? Jis pasakė, aš visiems sakysiu, kad nėra dangaus, nėra Dievo. Sako, niekas to netikės. Kito paklausė antrojo, ką tu sakysi? Sako, aš sakysiu, kad nėra pragarų. Niekas to netikės, jam pasakė. Tada klausė trečio, o ką tu sakysi? Sako, aš sakysiu, kad dar negalas, nesiskubinkit. Naudokitės visais malonumais, kurios jums siūlo šis pasaulis. Ir laukite, nesiskubinkite. Ir jam tada tas vyresnysis, kuris siuntė, pasakė, eik į žemę ir keliauk,
tu laimėsi tūkstančius. Ir šiandieną daug kas iš mūsų laukia. Ir nors tai yra tik tais pasaka, bet ta pasaka mums daug ką gali pamokinti. Šiame Evangelijos skaitinyje Jėzus taip pat kalba apie figos medį. Figos medis duodavo vaisius 2 kartus per metus, pavasarį ir rudenį. Ir kai duodavo pavasarį, žydų Talmude užrašyta, tai jie švęsdavo savo Paskos šventę. Paskos tai perėjimą išsilaisvinimą iš Egipto, ir kur Dievas juos vedė į pažadėtą žemę. Ir tada visi džiaugdavosi. Ir tas džiaugsmas turėtų lydėti ir mus, kada mus Dievas veda ir laukia, kad mes jį priimtume. Šventam rašte yra parašyta apreiškime Jonui: štai aš stoviu prie durų ir beldžiu. Jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. Ir prie mūsų gyvenimo, prie kiekvienos dienos durų yra Viešpats, kuris beldžia ir laukia, kad mes jį priimtume. Ir kiekviena diena mūsų gyvenime yra dažnai lyg ir paskutinė, nepakartojama, ji jau nesugrįš. Ir nepaisant to, kiek laiko dar liko mums gyventi šioje žemėje, vis dėlto kasdien mes esame arčiau prie to slenksčio, kuris veda mus į perėjimą iš dabartinių gyvenimų į anapus, perėjimą iš gyvenimo, kuris teikia laikiną džiaugsmą, į gyvenimą, kuris teikia amžiną džiaugsmą. Labai gražiai yra pasakiusi motina Teresė: darykite Dievui ką nors kiekvieną dieną, darykite kasdien, darykite taip pagal savo išgales, bet darykite. Ir čia, kad mes nepamirštume to, mums yra labai svarbu prisiminti tą Jėzaus pažadą ir kvietimą: aš sugrįšiu, budėkite. Ir tas kvietimas, tas budėjimas dažnai reikalauja mūsų pastangų. Ir tas jo kvietimas yra mums visiems, kiekvienam iš mūsų, kad mes galėtume būti pasiruošę, taip kaip šventas Pranciškus sakė: aš ir toliau tęsčiau savo darbą sode. Ir kad mes galėtume pajusti tą, kad jis mus veda per tą tiltą iš to gyvenimo, kuris teikia laikiną džiaugsmą, į gyvenimą, kuris teikia amžiną džiaugsmą.